Šiandien vaikštant po Vilniaus liuteronų sodą, sutvarkytas istorinės evangelikų liuteronų ir reformatų kapinės, ataidi prieš beveik 200 mečius užrašyti poeto Vladislovo Sirokomlės žodžiai. Paskendusios medžių šešėlyje, su į viršų kylančiais koplyčių bokšteliais, išpuoštos gėlėmis, kapinės kaip sodas, primenantis, koks trumpas išsiskyrimas su tais, kurie dar tęsia savo žemiškąją kelionę. Ką šis sodas, taip ilgai skendėjęs priverstinės užmaršties migloje, mums byloja apie Vilnių ir šiame mieste gyvenusius žmones. Štai esame prie dar vieno paminklo išlikusio ir grąžinto į autentišką vietą. Čia palaidotas yra Johanas Friedrichas Wolfgangas, jo giminės šaknys spėjama yra Prūsijoje, o jis pats buvo gimęs dabartinės Ukrainos teritorijoje. XIX amžiaus pradžioje atvyko į Vilnių, jis buvo vaistininkas ir toliau gilinosi į medicinos studijas, bendradarbiavo su Vilniaus žinomais gydytojais ir taip pat su Vagnerių šeima. Jonas Friedrichas Wolfgangas vadovavo Vilniaus universiteto Šventų Jonų vaistiniai, dėstė universitete ir jame įkūrė farmacijos laboratoriją ir farmakologijos kabinetą. Jo iniciatyva pradėta tirti įvairių vaistų ir vaistinių preparatų gamybą, vietinių augalų panaudojimas gydymui ir Birštono mineralinių vandenų šaltiniai. 1805 metais Wolfgangas drauge su 14 žymiausių Vilniaus gydytojų ir vaistininkų įkūrė Vilniaus medicinos draugiją, kurios dėka Vilnių ir Lietuvą pasiekė svarbiausi Europos medicinos laimėjimai, tokie kaip skiepai. Jonas Friedrichas Wolfgangas buvo filantropas, dalyvavo Vilniaus labdarybės draugijos ir masonų draugijų veikloje, leido medicinos chirurgijos ir farmacijos dienyną bei kitus leidinius. Lietuvos istorijoje įrašyta ne tik garsiojo profesoriaus Wolfgango, tačiau ir jo vaikų vardai. Dukra Aleksandra buvo gabi literatė, grožinių, istorinių ir gamtamokslinių tekstų autorė, o sūnus Ksaveras viena ryškiausių asmenybių Druskininkų istorijoje, gydytojas, literatas ir kultūros veikėjas, palikęs ryškų pėdsaką kurorto metraščiuose. Ar čia įmanoma suskaičiuoti, kiek čia žmonių buvo palaidota, kiek čia kapų buvo, ar kas nors bandė skaičiuoti? Kadangi visi tie autoriai pažymi žymiausius žmonės aprašo, todėl sunku pasakyti tiksliai kiek. Jeigu kartais atsirastų kažkur archyvuose parapijos kapinių knyga, kažkokia, tai galbūt galima būtų pasižiūrėti. Centrinėje kapinių dalyje naujas kryžius pastatytas. Tai priminimas apie tai, kad čia yra istorinės kapinės ir ši vieta dar svarbi ir tuo, kad čia yra perlaidota dalis surastų palaikų. 2022 lapkričio 19 dieną šioje vietoje taipogi rinkomės giesmei ir maldai ir buvo perlaidoti palaikai tų žmonių, kurie čia buvo palaidoti, kai buvo naikinamos kapinės. Absoliučiai didžioji dalis palaikų taip ir liko čia, jie nebuvo perlaidoti. Vėliau taipogi spėjama, galbūt dalis palaikų galėjo būti tiesiog išvežta į Našlaičių kapines ar kažkur kitur. Na, o kiti žmonės, kiti palaikai čia gulėjo ir vykdant archeologinius tyrimus ir kitus tvarkymo darbus, tiesiog buvo surasta ir palaikų fragmentų ir surinkta buvo, manoma, apie 30 žmonių palaikai ar jų dalys ir į kelis tokius karstus sudėti buvo čia perlaidoti. Ir būtent tas kryžius dabar pašventintas naujai, naujas kryžius irgi primena taipogi, kad čia yra palaidojimai.
kryžius labai svarbi dalis yra, nes būtent turbūt visi prisimena, kaip čia buvo kas Tauro kalno parkas, ar kas buvo taip. Toks, parkas prie Santuokų rūmų. Parkas prie Santuokų rūmų, kad vis dėlto tai nėra parkas. Kada jau toks projekto vystymas ar pokalbis apie projektą jau įėjo tokia aktyvę, vadinkim, fazę, bet tai irgi labai daug metų, viskas truko labai ilgai. Irgi kilo toks pokalbis įvairiose institucijose ir žmonės, kurie patyrė išmintingi, sako, jeigu mes vadinsime kapinėmis čia toliau, tai bus didžiulis pasipriešinimas, ypatingai žmonių, kurie nenori minėti kapinių, kuriems atrodo kažkas kapinės yra baisaus arba kurie, tiesiog sako, bus labai sunku toliau komunikuoti su kai kuriais miesto gyventojais. Ir tada kilo mintis, kad reikia kažkaip kitaip pavadinti. Mūsų akcentas buvo, kad būtų krikščioniška vieta. Prisimenama, kad tai yra krikščioniška vieta ir kad čia yra palaidoti žmonės ir kiek įmanoma pabandyti atkurti, suvokti, kas jie yra. Sodas kilo iš to, kad skandinavų kalbose, danų kalboje, Kierkegaard yra bažnyčiaus sodas, yra kapinės. Ir liuteronų sodas toks yra, mes suvokiame, kas yra, bet kartu ir tai yra viltingas pavadinimas, kaip ir mirtis, ir gyvenimas, ir tam tikras tęstinumas. Šalia žmonių palaikų, žinoma, ir kitų įdomių radinių buvo rasta. Pasakojame apie tai jau ir savo laidose. Ir yra dar vienas iki šiol paslaptingas karininko kardas. Ir karstas buvo rastas. Tai tikrai dar įdomių detalių, tokių bylojančių apie to meto žmonių gyvenimą, jų profesijas, jų gyvenimo būdą. Regis buvo rastas karste kardas be palaikų. Tai vėl yra spėjama, kad tai galėjusi būti XIX amžiaus tradicija, jeigu žūdavo ir dingdavo be žinios žmogus ar mūšyje, ar jūroje, tai tiesiog būdavo simboliškai laidojamas kardas. Neaišku, kur tie palaikai galėtų būti dingę, ar ne? Taip, galbūt jų čia niekada ir nebuvo, tiesiog dingo be žinios žmogus, o reikia įamžinti. Tai tiesiog tas yra tarsi kenotafas, o simboliškai laidojamas tik tai ginklas. Kapinėse ant vaizdingojo Tauro kalno amžinojo poilsio atgulė daugelis liuteronų ir reformatų bažnyčių dvasininkų. Lietuvos evangelikų reformatų kolegijos prezidentas Konstantinas Volanas, generaliniai superintendentai Juozapas Glovackis, Andrius Kadaras, Mykolas Jastrižemskis, Konstantinas Tumas, Vilniaus liuteronų parapijos kunigai Paulius Voldemaras von Evertas, Jonas Jokūbas Nikolajus, Jonas Brinkas, Hermanas Kochas. Čia matom dar vieną išlikusį paminklą, kuris grąžintas į spėjamą autentišką vietą. Tai būtent Teofilio Gliuksbergo kapas. Šis žmogus buvo žinomas leidėjas ir Vilniaus knygyno savininkas. To meto mastais, galima sakyti, buvo ganėtinai stambi leidybos firma ir knygynų tinklas. Jis turėjo knygyną ne tik Vilniuje, bet ir Kijeve, galbūt dar kitur. Tai galim daugmaž įsivaizduoti, kokie buvo mastai. Kristijonas Teofilis Gliuksbergas buvo kilęs iš Lenkijoje gyvenusios leidėjų dinastijos. Atvykęs į Vilnių, Teofilis Gliuksbergas tapo oficialiu Vilniaus universiteto leidėjų ir knygų platintojų, vystė knygų prekybą, jas pirkėjams pristatydavo net į užmiesčio dvarus. Drauge su broliu jiedu pradėjo leisti visuotinę enciklopediją. Taip pat išleido vieną pirmųjų Adomo Mickevičiaus vilnietiškosios kūrybos rinkinių. O štai poetą Adomą Mickevičių su senosiomis Vilniaus liuteronų kapinėmis sieja aistringa jaunystės meilė ir poema Gražina.
Šiose kapinėse palaidota, kaip pasakojama, įspūdingo grožio liuteronė Karolina Kovalska, garsiojo sostinės vaistininko ir vieno iš Vilniaus medicinos draugijos įkūrėjų Karolio Vagnerio dukra, kurią garsusis poetas aistringai pamilo. Romanas tarp jaunojo poeto ir tuomet jau ištekėjusios ir vaikų susilaukusios ponios Karolinos truko neilgai. Tačiau Adomo Mickevičiaus amžininkai ir kūrybos tyrinėtojai teigia, kad būtent Karoliną iš Vagnerių giminės poetas įamžino garsiojoje poemoje Gražina, o šis Mickevičiaus sukurtas vardas, kilęs iš žodžio gražuolė, jau 20-ajame amžiuje paplito visoje Lietuvoje. Čia jau mes ir esame kapinių šiaurinėje dalyje, kuri priklausė evangelikams reformatams. Taip, 1830 metais buvo skirtas plotas evangelikams reformatams, nes jų istorinės kapinės Pylimo gatvėje jau buvo perpildytos, ir reikėjo daugiau vietos. Ten buvo palaidota taipogi labai nemažai žinomų asmenų, dvasininkų, visuomenės veikėjų, kultūros veikėjų, ir taip pat spėjama, kad galėjo čia būti perlaidoti ir vieno iš sukilimų vadovo Simono Konarskio palaikai, kaip žinom, kuris buvo sušaudytas kitoje vietoje ir ten užkastas. Taigi yra toks spėjimas, kad po kiek laiko jo palaikai buvo iškasti ir pusiau slapta perlaidoti čia. 1830–31 metų Lenkijos Lietuvos sukilimo prieš Rusijos imperijos priespaudą dalyvis, evangelikas reformatas Simonas Konarskis buvo ne vienintelis karininkas, kurio atminimas siejamas su šiomis istorinėmis kapinėmis. 1863–64 metų sukilimo dalyvio, liuterono karininko Vladislovo Nikolajaus, kuris caro valdžios buvo nuteistas mirties bausme ir sušaudytas, o jo palaikų buvimo vieta ilgus dešimtmečius nebuvo žinoma, atminimas buvo įamžintas šių kapinių koplyčioje, joje įrengus atminimo lentą. Čia jau ilsėjosi Vladislovo senelis, liuteronų kunigas Jokūbas Nikolajus, o paties Vladislovo Nikolajaus ir kitų sukilimo dalyvių palaikai prieš keletą metų buvo surasti Gedimino kalno archeologinių tyrimų metu ir iškilmingai palaidoti Rasų kapinių koplyčioje. Ši kapinių dalis jau vėlesnių laikotarpių, žinoma, mums asocijuojasi, primena profsąjungų rūmus, dar čia taip visai neseniai stovėjusius ir visą tą sovietinį projektą, kaip ši vieta turi būti pertvarkyta, ar ne? Taip, tai kaip tik dabar esame prie pat tos vietos, kur stovėjo profsąjungų rūmai ir būtent kapinės pradėtos ardyti nuo tos pusės ir pirmieji kapai buvo suniokoti būtent statant profsąjungų rūmus, o paskui plėstasi tolyn ir galiausiai tas visas procesas kapinių naikinimo truko iki 1973–74 metų, kai buvo nugriauta didžioji koplyčia ir vietoj jos pastatyti iki šiol veikiantys Santuokų rūmai. Centrinėje miesto vietoje ant Tauro kalno okupacinė sovietų valdžia ketino įrengti Pergalės parką, kurio priešakyje turėjo iškilti didžiulis paminklas su lietuvaitę apkabinusio sovietų kario figūromis. Tačiau dėl lėšų stygiaus šis sumanymas taip ir nebuvo įgyvendintas, o šioje vietoje 1963 metais buvo pastatyti profesinių sąjungų kultūros rūmai. Šių statybų metu pradėtas senųjų evangelikų liuteronų ir reformatų kapinių naikinimas. Labai įdomių susirašinėjimų kapinių, kaip čia pasakyti, naikinimo metu buvo paminklos-saugininkai, kultūros specialistai, visi praktiškai rašė pastabas, kad reikėtų kažkaip truputį kitaip iškelti, išsaugoti, kadangi čia ilsisi labai daug įžymių miestų nusipelnusių žmonių. Bet sprendimas, kadangi buvo priimtas matyti iš aukščiau, tai, Jo atšaukti niekas negalėjo. Negalėjo ir nenorėjo ir matyt, kaip sakyt, tas buldozeris, kuris čia važiavo, jis tvirtai važiavo.
Iš liudininkų pasakojimų tai yra, aišku, kad tas buldozeris ar traktoriai, tai tiesioginė to žodžio prasme čia ir važiavo ir sulygino tuos kapus su visais palaikais. Taip, tie keletas tik tai, kaip sakyt, paminklų išvežta buvo, o paskiau tie akmenys panaudoti buvo irgi atitinkamai, kaip Vilniui tuo metu buvo įprasta laiptams ar dar kažkur, tai negaliu patvirtinti, bet taip neoficialiai su vienu žmogum kalbėjau, mes ieškojom dar su kultūros paveldo departamento darbuotoja paminklinių antkapių prie Saltoniškių kapinių, jie ten prie tvoros buvo. Ir sako, bet negaliu nei patvirtinti vienas žmogus, kad kai ten vieną teritoriją asfaltavo, tai kad geresnis pagrindas būtų, įbetonavo ar jie asfaltavo, bet tai yra žmogaus pasakojimas, nes visi žinom, kad ten buvo tie akmenys prie tvoros Saltoniškių kapinių, dabar jų nėra. Esame prie Santuokų rūmų ir manoma, kad būtent šioje vietoje buvo palaidota rašytojos Ievos Simonaitytės mama Etmė Budrienė. Ir palaikai veikiausiai taip ir yra likę šioje vietoje, galbūt užstatyti būtent ant jų yra ir patys Santuokų rūmai. Na, o daugelį žmonių galbūt šiek tiek painioja, kad yra Vanaguose, Vanagų evangelikų liuteronų kapinėse Etmės Budrienės paminklas. Tai ten yra tik kenotafas, tai yra tik paminkliukas būtent jos gimtojoje vietoje, o palaikai nėra ten perlaidoti. Santuokų rūmai, vieta, kurioje daugeliui turbūt laimingiausios akimirkos prisimena, tačiau iš tikrųjų liuteronų kapinėms senosioms tai yra tragiškiausios akimirkos, iš tiesų tai yra sunaikinimo simbolis. Taip, ir būtent čia stovėjo didžioji kapinių koplyčia, pastatyta architekto Karolio Šildhauzo, projektuota ir veikusi kaip bažnyčia su vargonais, su altorium, sakykla, suolais, varpu. Bet čia išstovėjo iki pat 1973 metų. Yra išlikę taip pat ir istorinių nuotraukų jos griovimo ir faktiškai šios koplyčios sunaikinimu baigėsi ir kapinių naikinimas. 70 metais kultūros ministerija išreiškė labai didelį nustebimą ir net nepritarimą, kad čia bus statomi Santuokų rūmai. Šepetys pasirašė, net man, tai kaip jis įdomiai rašo, atsižvelgiant tai, kad rūmų projektavimo darbams įdėta didelis lėšos, sugaišta daug laiko ir esant būtinybė juos čia statyti, prašom iš anksto organizuoti iš statybos numatytos sklypo palaikų iškelimą ir parinkus tinkamą vietą jų jas perlaidoti, bet principai rašo, kad čia netinkama vieta Santuokų rūmums. Bet nepaisant šios kultūros ministerijos ministro rekomendacijos, tie palaikai taip ir nebuvo perlaidoti jokią tinkamą vietą. Ne, tik tai kai kurie antkapiniai paminklai buvo perkelti į Rasas ar į Saltoniškes. Vieną paminklą esu atsitiktinai radęs ortodoksų kapinės Liepkalnyje. Tiesiog ėjau pasivaiščiojant ir žiūriu, kad dabar jau neatsimenu, kažkoks operos dainininkas Benoni, tokia pavardė, jis yra tuose sąrašuose mūsų. Jis buvo perlaidotas ir dabar jo paminklas stovi ortodoksų kapinės Liepkalnio gatvėje. Operos solistas Sergejus Benoni senosiose Vilniaus liuteronų kapinėse buvo palaidotas 1944 pavasarį, praėjus vos porai mėnesių po paskutiniojo savo rečitalio Vilniaus miesto teatre. Pasaulinio garso teatre La Scala dainavęs solistas mokėsi pas garsųjį 20-ojo amžiaus pradžios italų vokalo pedagogą Enrico Rosati, išugdžiusi tikras operos žvaigždes, tenorų
aktorius Benjamino Džiljį ir Giacomo Lauri Volpi bei Holivudo žvaigždę Marijo Lansą. Sergejus Benoni dėstė Vilniaus muzikos mokykloje, kuri pokariu buvo pertvarkyta į Vilniaus konservatoriją. Jis buvo vienas ryškiausių Belkanto mokyklos pedagogų. Visuomenė ir istorikai, paveldosaugininkai visada jautė kažkokį, matyt, tokį dyglį, kad reikėtų kažkaip tai kažką padaryti. Užtat ir gana greitai 93 metais Miknevičienės projektas atsirado. Bet tuo metu niekas neįvyko čia vis dėlto, tas projektas sustojo. Sustojo nuo 2003 metų, kažkaip parapijos taryba, mes pradėjome intensyviai prašyti į savivaldybę šito klausimo, kad jie neužmirštų, kad tokie projektai buvo, reikėtų atgaivinti iš naujo. Kai atvykau 98 metais tarnauti į Vilnių, į Vilniaus parapiją, buvo viena iš pirmųjų minčių, kaip būtų gerai, kad ši vieta, kuri išniekinta, buvusios koplyčios vietoje ir ant žmonių kaulų pastatyti Santuokų rūmai, dar tuo metu ir visai neseniai dar kas atsimena, kitoj pusėje stovėjo profsąjungų rūmai. Pajautimas, kad negerai, kad ta vieta nepažymėta, nes mes meldžiamės bažnyčioje, kurią žmonės puoselėjo, gyvename mieste, kad dabar jau sostinė Lietuvos yra, kur tie žmonės kūrė. Ir labai daug įvairiausių tų žmonių istorijų, liuteronų istorijų yra čia ir širdies įdėta. Ir viena iš minčių buvo, kad turi būti ženklas, kad jie čia guli. Labai didelis postūmis buvo ir impulsas, kad mūsų parapiečių šeima, Arnoldo ir Sonato Žukalskų šeima, dalyvavo šiame projekte ir finansiškai labai rėmė ypatingai pačią pradžią, kad mes galėjome atgaivinti architektės jau kažkada kurtą, tačiau vėl atnaujinti Giedrės Miknevičienės projektą šių kapinių sutvarkymo. Mums atrodė, kad iš tikrųjų tai yra gražus dalykas prisidėti prie to, kas tarnautų paskui miestui, kad patiems būtų smagu ateiti. Tai mūsų šeima kažkaip mes ir su vaikais pasitarėm ir vyras mes nusprendėm, kad prie šito kilnaus dalyko prisidėti. Be abejo, žinojau, kad Santuokų rūmai pastatyti ant kapinių yra. Tai buvo viešai žinoma, galbūt garsiai nekalbama. Mums tai buvo garbė prisidėti prie istorijos atkūrimo, prie teisybės atkūrimo, kuri buvo. Ir čia tas prisidėjimas, aš manau, čia kiekvienas būtų laimingas ir aš tai manau, kad čia Dievo dovana, kad mums nusišypsojo tokia galimybė aplamai čia prisidėti prie šito projekto. Buvo atmintis, galima sakyti, beveik ištrinta, bent jau tų žmonių, kurie neprisimena tų laikų. Tai dabar, kai yra parkas restauruojamas ir atkuriamas, iš tiesų ta istorija tarsi sugrįžta ir žmonės gali atrasti iš naujo ir sužinoti iš naujo, kas čia buvo ir kaip čia buvo. Liuteronų vardas, kuris dar daugiau kaip prieš 30 mečius buvo visiškai ištrintas iš miesto gyvenimo, iš istorijos, ištrintas iš asociacijų bet kokių su Vilniumi, kad jis sugrįžta ir tokioj gražioj vietoje. Aš manau, kad tai irgi bus kažkoks tai ir švietimas, kad žmonės irgi pasidomės, kas tai yra liuteronai, sakysim. Ir šita vieta, jinai bus iš tikrųjų labai gera istorinė vieta, kur žmonės galės ateiti praleisti laiką. Čia vietos ramybė, apmąstymam yra, manau, ta vieta, kur iš tikrųjų turėtų traukti miesto svečius ir pačius miestiečius ir tos antkapius pažiūrėti senovinius, kurie unikalūs, tai tikrai bus smagu labai visiems čia susipažinti su Vilniaus ir Lietuvos istorija. Su koncertų salės projektu kaip priedas atsirado mūsų kapinių sutvarkymas. Tai jau iš esmės taip jau. Ir mes turim kapinės, koncertų salės dar neturime. Tai užtruko nei daug, nei mažai 30 metų. Taip, jeigu 2031 metai, galbūt net 32 metai. Tokia mūsų tikinčiųjų padėka Dievui už to žmonės, kurie buvo prieš mus ir kurie kūrė ir bažnyčią, parapiją, miestą. Ir
taip pat suvokimas, kad mes su jais dar susitiksime visai neužilgo, kai bus mirusiųjų prisikėlimas, padėka ir viltis Kristuje, kad jie iš čia prisikels. Show.